Sveiki gyvi, sveikinuosi su jumis iš Rally Aukštaitija varžybų, tai yra penktadienis ir būtent dabar po administracinės komisijos sportininkai leidosi į kelius ir žvyrkelius susirašinėti greičio ruožų. Būtent šis greičio ruožas yra legendinis Stelmužės greičio ruožas, kuriame mes finiše čia pasitiksime dalyvius ir paklausime jų įspūdžių. Labadiena. Labas. Ar automobilis čia neplautas buvo, ar dabar čia per susirašymus jau spėjot pažymėti šonus? Per susirašymus, tai žinok, balūnų gana nemažai, bet tikiuosi jas visas ištaškyti, žinai, nes tikiuosi startuoti pirmas po regrūfinką. Supratau, kaip sekasi susirašymas, ar viskas ok, ar viską spėjot pagal laiką? Jo, šiaip laiko gana daug duota, viskas labai kompaktiškai, tai praktiškai jau viską susipažinom, vieną trasą pasikartojom, belieka dabar viską pasikartoti ir laukti shakedownų. Ar buvo kažkokių vietų, kur stabtelėt ir pagalvojat, tai visgi kaip čia tą posūkį užsirašyti? Jo, buvo tokių vietų, nes knygutį projektą iš dešinės, o ant kelio iš kairės, tai galvoju, iš kurios pusės reiks važiuoti. Na, aišku, dar pasiaiškinsim, bet manau, kaip parodyti ant kelio. Tai va, bet taip, jo, yra 8 greičio ruožai finišą žiūrint, labai klastinga vieta, net nežinau. Ten gali arba labai daug laimėti, arba pralaimėti. Supratau, ačiū labai, iki. Labadiena. Na, pasakokite, kaip sekasi susirašymai, kiek jau spėjot? Tai viską. Jau viską? Aišku. Meluoja. Jokaujam, nemeluojam. Ne, rašom. Ten kelis ten parašėm, atvažiavom čia, kol galva šviesi. Kažkas čia tokio įspūdingo. Įdomių vietų žiūrovam bus, ar ne, kur mašinas ore pamatyti? Visiems čia bus ir įdomių vietų, ir įdomių jausmų. Bus gerai. Aš čia važiavęs į kitą pusę, tai jau buvo įspūdingai, bet į šitą dar kažkaip įdomiau atrodo. Gerai viskas. Teisingai parinkta viskas. Ok, gero susirašymo toliau. So, what your emotions in the reconnaissance session? I think the stages are really nice. They're quite fast, but also different surfaces, and like we have some asphalt, we have some gravel. So yeah, it's really nice. And overall, I'm happy with my recce. And let's see on the shakedown how it is. Especially this stage is one of the iconic, legendary stages. Do you like that? Yes, I really like the asphalt. There are some pretty big jumps on the asphalt. I'm not sure if the car will jump, but it looks like it will. There are huge cuts, and all the time the surface is different, so we need to change really fast the driving style, the speed, and everything. Thank you, good luck. Puikus automobilis. Puikus? Susirašymam tinkamas? Labai gerai. Valdiškas pats geriausias, aišku. Kaip sekasi, kiek spėjot susirašyti? Nu, Beveik viską. Beveik viską. 2 dopai liko. Shakedownas ir 1 dopas. Ir kokie įspūdžiai, ką naujo ar seno gero organizatoriai patikė? Pagaliau tikras ralis. Nebus magistralių daug, gražutė. O toliau visas darbinis toks, visai smagu bus. Manau, kad bus smagu. Kiek laiko mašina ore praleis šitam greičio ruože? Bent 4-5 šuoliai turėtų būti. Supratau, ačiū labai. Hello. Nice car for reconnaissance. Yeah, thank you. So, how's the stages? Good impression? It's very long, very fast, but I think it should be all good. What about that one stage? The tarmac stage. It's very slippery and narrow, but it's kind of easy. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Sveiki. Tai kaip nuotaikos, kaip vyksta pas jūs darbelis? Gerai, viskas prasidėjo gerai ir tęsiasi gerai. Tai va tik pašnekėjom, kad šito ralio greičio ruožas yra MVP. Baisiai geras. Čia, stipru. Bus smagu ir žiūrovam, ir dalyviam. Jo, ir dalyviam. Čia paprakytuot reikės realiai, kas laimės šitą dopą, tai kosmos. Supratau. Ką, gero gazo toliau? Pasimatysim. Hello guys! Hello! So what your impression about today's stages in the reconnaissance session? This is my first tarmac stage, I think, in my life. Yeah? And what emotions? Very cool, I'm excited. 2 weeks ago you had a crash, yeah? Yeah. How the car now? Already rebuilt it? I didn't sleep last night, no. 2 nights ago, so we can rebuild it, and thanks to our sponsors, everything is okay. Okay, thank you, see you in the stages. Kaip klostosi jūsų susirašymo sesija? Gerai, jau išsigandau, gal policija? Ne, mes nuvijom juos šalin. Ačiū. Kaip greičio ruožai, kokie įspūdžiai? Tai ką tik pradėjom, tai čia pirma mūsų sekcija. Įsivažiuojam. Kaip tas asfaltinis senas geras, legendinis? Senas geras vaikystės prisiminimai. Daug kartų čia mašina ore buvus, ar ne? Vieną kartą sugadinau mašiną.
Mitsubishi kaip nėriau, tai pasižymėjom tą vietą, kad Big Jump. Tai Big Jump bus ne tenai, o čia bus man Big Jump. Supratau, gero gazo toliau. Iki. Kaip jums sekasi? O, gražus Ričiagas, laba diena. Specifinis. Labai gražus. Gerai sekasi, kaip visuomet Zarasai stebina savo greičio ruožų konfiguraciją. Tai turim ką veikti susirašymo metu, turėsime ką veikti taip pat ir važiavimo metu. Šiek tiek yra drėgnesnių vietų, bet greičiausiai jos pradžius, oras neblogas. Tai, laukia labai įdomi dienelė rytoj. Ar jau daug šiandien susirašymo darbų atlikot? Turbūt apie pusę, kažkas tokio, gal šiek tiek mažiau. Tai antras ratas šiek tiek bus greičiau, nes jau tik tai tikrinimasis. Bet tikrai atsakingas darbas ir ypač kai sezono tas pirmas čempionatinis ralis, tai taip, reikia prisiminti, ką reikės daryti. Įprastai šitas ralis būdavo paskutinis sezone, jisai dabar pirmas. Pradedam, sakykime, nuo vieno rimčiausių ralio sezone turbūt, ar ne? Taip, tikrai vienareikšmiškai. Ir kai anksčiau būdavo sezono pabaigoje tą vyšnaitę pasidžiaugti, tai dabar jau negali sau leisti labai išdykauti, nes gali kiti raliai nukentėti nuo to. Tai taip, labai fainas, labai sudėtingas ralis. Ačiū labai, iki. Taigi iš susirašymų vietos tiek, keliamės atgal į Sėlio aikštę, į Zarasų širdį, kur jau verda ralio gyvenimas.